Nors žaislų istorija yra vaikams skirta saga, joje buvo keletas patvirtintų mirčių ir kai kurios iš jų buvo tikrai žiaurios. Taigi šiandien apžvelgsime pačias blogiausias visos žaislų istorijos sagos mirtis, taip pat keletą personažų, kurie dingo ir labai tikėtina, kad gyvi iki 5-osios žaislų istorijos dalies taip ir net keliavo. Combat Carlas. Per visą žaislų istoriją matėme kelias Combat Carlo versijas. Labiausiai žinomas tikriausiai yra tas, kuris pasirodė žaislų istorijos siaubo serijoje. Tačiau pirmasis, Combat Carlas jį matėme, turėjo visiškai kitokią istoriją. Pirmajame 1995 metų filme Žaislų istorija Sidas Philipsas prie Combat Carlo nugaros pritvirtina raketą. Ją uždega ir išsprogdina jį į 1000 gabalėlių. Filme mums parodoma tik sprogimas, o po to daugiau nieko apie tą Combat Carlą nebematome. Taigi, tai buvo pirmoji patvirtinta mirtis visoje franšizėje. Musė, kuri mirė ant bazo šalmo skydelio. Šiame pačiame filme pasirodo dar viena mirtis, kuri trunka mažiau nei sekundę ir beveik niekas jos neprisimena. Po to, kai Woodys išmeta bazą pro langą, baza sugeba įlipti į Andžio mamos automobilį, kad jį persekiotų ir atkeršytų. Tačiau, kai jis įlipa pro stoglangį, galime pamatyti, kad musė atsitrenkė į jo šalmo skydelį ir buvo visiškai sutraiškyta. Ir taip, ji mirusi, nes net jos viduriai išbėgo. Iš esmės, bazo šalmas tapo kaip automobilio priekinis stiklas. Busteris. Ar prisimenate Busterį? Ta taksą, kurį Andy gavo dovanų per kalėdas pirmo filmo pabaigoje. Tuo metu Busteriui greičiausiai buvo apie 3 mėnesius. Žaislų istorija 2 jau matėme jį kaip suaugusi šunį maždaug 2 metų amžiaus. Tačiau žaislų istorija 3 jis jau buvo senyvo amžiaus šuo. Jam buvo sunku vaikščioti, jis buvo gerokai priaugęs svorio ir jam galėjo būti apie 12 metų. Žaislų istorija 4 jis nepasirodė, nes liko gyventi su Andžio mama. Tačiau tuo metu Busteriui jau turėjo būti apie 13 metų. Tai reiškia, kad žaislų istorija 5 Busteriui būtų jau 15 metų. Taksas paprastai gyvena nuo 12 iki 16 metų. Tai priklauso nuo jo dydžio ir priežiūros, kurią jis gauna. Atsižvelgiant į tai, kokios būklės matėme Busterį nuo Žaislų istorija 3, tikėtina, kad Žaislų istorija 5 jis jau būtų miręs. Taigi, palikite savo patiktuką ir komentarą ištikimo Andžio draugo vardu. Scottas, Sido šuo. Ir jei Busteris tikriausiai jau mirė, tai tas, kuris tikrai nesulaukė Žaislų istorijos 5, buvo Scottas, Sido Philipso šuo. Scottas jau buvo suaugęs šuo nuo pat pirmojo filmo. Mes tiksliai nežinome, kiek jam buvo metų, bet net jei jam būtų buvę tik 2 ar 3 Žaislų istorijos 5 metu, jam jau būtų apie 17 ar 18 metų. Taigi Scottas taip pat būtų seniai miręs dėl amžiaus, dar gerokai prieš prasidedant 5 filmui. Žaislai, kuriuos Sidas Philipsas sunaikino. Tačiau šunys nebuvo vienintelės aukos susijusios su Sidu Philipsu. Sidas skriaudė ne tik savo žaislus. Berniukas linksminosi atlikdamas operacijas, keisdamas žaislų galvas, nuplėšdamas dalis ir sujungdamas kelių žaislų likučius, kad sukurtų naują. Vienas aiškiausių pavyzdžių yra Jane, jo sesers Hanos lėlė. Sid nuima jai galvą ir pakeičia ją pterodaktilio galva kaip dalį to, ką jis vadina dvigubų smegenų persodinimu. Tačiau Jane ir pterodaktilis nemirė. Vėliau mutantiniai žaislai vėl uždeda galvas ant teisingų kūnų, o abu dalyvauja plane išgelbėti Woody ir Buzzą. Tas pats nutinka su Babyface, Ducky, Legs, Roller Bob ir kitais mutantiniais žaislais. Nors jiems trūksta dalių ir jie sudaryti iš kitų žaislų dalių, visi jie vis dar gyvi. Iš tikrųjų, būtent jie padeda pataisyti naujausias Sido aukas. Tie, kurie atrodo tikrai mirę, yra žaislai, kurie liko visiškai išardyti jo kambaryje. Ant Sido lempos galime matyti kelias lėlių galvas, atskirtas nuo jų kūnų. Jie niekada nejuda ir nepadeda kitiems. Taip pat nepasirodo, kai visi žaislai sukyla prieš Sidą. Taigi, kol mutantiniai žaislai sugebėjo išgyventi su naujomis dalimis, tos lėlės iš lempos tikriausiai buvo kitos Sido operacijų aukos, kurių jau nebuvo galima pataisyti. Sidas Philipsas. Ir kadangi tiek daug kalbame apie Sidą Philipsą, turime paminėti mirtį, kurią daugelis mano, kad Pixar paslėpė filme Coco. Filme Žaislų istorija 3 vėl matome Sidą dirbantį šiukšlių surinkėjų. Žinome, kad tai jis, nes jis vis dar dėvi tą pačią juodą maikutę su kaukole, kurią turėjo būdamas vaikas. Jis taip pat turi ilgesnius plaukus, ausines ir groja muziką su šiukšlių konteineriais. Po daugelio metų filme Coco mirusiųjų žemėje pasirodo muzikantas, vilkintis marškinėlius su lygiai tokia pačia Sido kaukole.
Jis taip pat turi ilgus plaukus. O Pixar niekada nesakė, kad tai yra Sidas, todėl marškinėliai taip pat gali būti tik nuoroda. Tačiau dėl drabužių, plaukų ir abiejų personažų ryšio su muzika atsirado teorija, kad Sidas Philipsas mirė kažkuriuo metu po Žaislų istorijos 3 ir galiausiai pasirodė kaip skeletas filme Koko. Taigi tai nėra patvirtinta mirtis, bet jei šis personažas iš Koko iš tikrųjų yra Sidas, bent jau žinome, kad jis užsiėmė muziką, o netapo serijiniu žudiku. Vizis filme Žaislų istorija 2 susipažinome su Viziu, pingvinu, kuris iš esmės ir pradėjo visą filmą. Iš pradžių jis buvo visiškai liūdnas, nes jo švilpukas jau nebeveikė ir jis žinojo, kad Endžio mama parduos jį kiemo išpardavime. Budis sugeba jį išgelbėti, Endis jį sutaiso ir galiausiai atrodo, kad viskas jam baigėsi gerai. Tačiau filme Žaislų istorija 3 jo daugiau nebematėme. Jis taip pat nepasirodė nei 4, nei 5 filme. Taigi, kas nutiko Vizijui? Pagal savo formą ir skleidžiamą garsą, Vizi buvo vienas iš tų cypiančių žaislų šunims. Viena iš teorijų yra ta, kad jis atsidūrė kitame kiemo išpardavime. Kažkas jį nupirko kaip žaislą savo augintiniui, o šuo jį galiausiai sudraskė. Galbūt tai nebuvo Basteris, bet po tiek metų ir turint omenyje, koks trapus jis jau buvo nuo Žaislų istorijos 2, Vizi vargu ar būtų išgyvenęs iki 5 filmo. Kaip manote, kas jam nutiko? Ar prisimenate Gėrį? tą senuką, kuris taisė Woody filme Žaislų istorija 2. Įdomus faktas. Tai tas pats senukas, kuris yra pagrindinis veikėjas Pixar trumpametražiame filme Geras žaidimas, kuriame jis žaidžia šachmatų partiją pats su savimi. Kai jis pasirodė filme Žaislų istorija 2, Geras jau atrodė turintis apie 65-70 metų. Jei atsižvelgsime į metus, praėjusius iki Žaislų istorija 5, tuo metu Geris jau būtų artėjęs prie 80 arba net perkopęs šią ribą. Be to, filme Žaislų istorija 4 už antikvarinės parduotuvės prekystalio matoma Geri nuotrauka. Dėl to daugelis manė, kad Margaret, parduotuvės savininkė, galėjo būti jo žmona, o Geri ten dirbo restauruodamas daiktus prieš mirtį. Nuotrauka nepatvirtina, kad Geri mirė, tačiau aiškiai parodo, kad jis turėjo kažkokių ryšių su parduotuve. Pagal jo amžių labai tikėtina, kad iki Žaislų istorija 5 jis jau būtų miręs, o ta nuotrauka būtų vienas iš prisiminimų, kuriuos jis paliko toje vietoje. Netikra Zorgo mirtis. Taip pat turime tariamą Zorgo mirtį filme Žaislų istorija 2, nors čia reikia aiškiai paaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko. Per muštynės lifte Reksas netyčia smogė Zorgį ir šis nukrenta iš didelio aukščio. Keletą minučių filmas nori, kad pagalvotume, jog jis mirė, bet vėliau sužinome, kad jis vis dar gyvas ir sugrįžta su pokštu "Aš tavo tėvas". Panašu, kad turėjo būti versija, kurioje Zorgas tikrai būtų miręs, bet tai būtų buvę per tamsu žiūrovams, todėl jie pakeitė šią versiją. Pakeitėme Endžio tėtį. Daugelis svarstė, kodėl Endis nei viename filme neturėjo šalia esančio tėčio. Metus sklandė istorija, kad Endžio tėtis buvo pirmasis Woodžio savininkas. Pagal tą versiją vaikystėje jis susirgo poliomielitu. Visą gyvenimą saugojo Woody, o prieš mirtį jį atidavė savo sūnui. Ši teorija tapo labai populiari, nes kaip teigiama, ją pasakojo Joe Ranftas, vienas iš Pixar scenaristų. Tačiau Andrew Stantonas, kuris taip pat rašė pirmąjį filmą, pasakė, kad ši istorija yra visiškas melas. Taigi Endžio tėčio mirtis nuo poliomielito nėra oficialios istorijos dalis. Tačiau Pixar taip pat nepaaiškino, kas iš tikrųjų jam nutiko, todėl daugelis vis dar tiki, kad jis mirė prieš pirmojo filmo įvykius. Semi Salamandra filme Žaislų istorija 5 susipažinome su Semiu Salamandra, Bonės augintinį. Tačiau kai Woodys paklausė, ar tai tas pats Semis, kurį jis pažinojo tarp kitų žaislų, jam paaiškina, kad iš tikrųjų tai yra Semis Salamandra II. Semi Salamandra. Pirmasis mirė prieš prasidedant filmui. Tai dar viena patvirtinta mirtis šioje sagos istorijoje. Vėliau, kai žaislai supranta, kad jų plastikinės rankos neveikia ant Liliput ekrano, jie paima Semi II ir naudoja vieną jo leteną valdymui. Bet paskui jį paleidžia ir Semis pabėga į augmeniją. Semis II toje scenoje nemiršta. Paskutinis dalykas, kurį matome, jam pavyko pabėgti. Tačiau per titrus jau pasirodo Semi Salamandra III. Tai nepatvirtina, kad antrasis mirė. Taigi logiškiausia manyti, kad Bonnie niekada jo nebesurado po pabėgimo ir tiesiog pakeitė kitu.
Bet kokiu atveju, per labai trumpą laiką Bonnie jau buvo praradusi 2 skirtingas salamandras. Ir atsižvelgiant į tą, kad salamandra gali gyventi nuo 5 iki 30 metų, jei jie tinkamai rūpinamasi, tai tikrai nereiškia, kad Bonnie yra labai prasta augintinių šeimininkė. Bazo mirtis Game Boy Color žaidime. Ir pabaigai turime paminėti vieną garbės paminėjimą, kurio ne visi žino. Žaidime Žaislų istorija 2 Game Boy Color konsoliai. Kai žaidėjas praranda visas gyvybės, pasirodo animacija, kurioje Bazas guli ant žemės kartu su 2 baterijomis. Pats žaidimas paaiškina, kad Bazui baigėsi energija, jo kūnas visiškai sugrūva ir jis nebegali judėti. Taigi, iš esmės mums parodoma, kaip atrodytų jo mirtis, jei vieną dieną jo baterijos visiškai išsikrautų visam laikui. Akivaizdu, kad tai nėra oficiali mirtis filmuose, tačiau tai vienas iš retų kartų, kai franšizė mums tiesiogiai parodė, kaip galėtų mirti Bazas šviesmetis. O dabar pasakykite jūs, kurios iš visų šių mirčių nebuvote pastebėję? Ir kurį kitą personažą jūsų manymu taip pat neišgyveno iki 5-osios Žaislų istorijos dalies?